Sveikinimai treneriui pratęsus pergalių seriją, turbūt kitaip šiandien ir negalėjo būti, bet ar viskas, ką šiandien suplanavot, buvo įgyvendinta aikštelėje? Iš tikrųjų, ką planavom, maždaug tą įvykdėm, aišku, po tų rinktinių lango jaučiasi tas toksai atsipalaidavimas, gal ne tai, kad atsipalaidavimas, gal blogą žodį parinkau, gal labiau toks išsiderinimas tiek puolime, tiek gynyboje, norėtųsi momentais ir geresnio spacingo, ir geresnio susikalbėjimo ir rotacijos gynyboje, tai prieš tas Europos taurės rungtynės, tai šiek tiek biški neramu po to lango, po šiandienos rungtynių. Gabija Galvanauskaitė ten antro ketvirčio pabaigoje traumelę patyrė, ar kažkokią vis tiek jau pirminę diagnozę turit, ar kažkas blogesnio ar nieko tokio? Tai čiurna nikstelėjo, žiūrėsim kaip ten kas, bet jo, nikstelėjo čiurna, nemalonu ir yra kaip yra, gaila, kad taip nutiko, bet tikimės, kad nieko rimto. Tai visų pirma, sveikinam su pergale ir dar sveikinam su gimtadieniu. Operatorius Linas turėjo tau dovaną, bet nedrįso duoti, tai aš duosiu. Ačiū labai, operatorius irgi ačiū. Žiauriai fainiai. Manau, nusipelnėm šiandien, bus suvalgyta po varžybų, pasistiprint. Grįžai po tos traumelės, po tų nugaros reikalų, kiek smagu pačiai būti aikštelėje, matom vėl tą šypseną degančias akis. Ar gera čia būti? Tai iš tikrųjų buvo tikrai labai sunkus laikotarpis, realiai mėnesį, manau, buvau iškritus, tai čia tikriausiai buvo ilgiausias laikotarpis, kai aš negalėjau žaisti pilnu pajėgumu. Tai tikrai žiauriai gera sugrįžti, labai pasilgus krepšinio, galbūt niekas neatsitinka be priežasties, galbūt reikėjo tos pertraukos atsigauti ir pajausti vėl meilę krepšinį. Tai labai džiugu ir tikiuosi, kad viskas bus gerai ateityje ir be jokių traumų pabaigsiu šį sezoną. Ar numatytas yra kažkoks tai gimtadienio vakarėlis šiandien po tokios pergalės? O čia jau, kaip sakoma, ne publikai žinot, bet taip, susirinksim su komanda pasėdėti, buvo ir mūsų komandžiokės Džinos gimtadienis, tai šiandien visos gal šiek tiek pasisėdėsim kartu, susibondinsim. Atrodo, treneris su gera energija šiandien pradėjo rungtynės, vienu metu ten sužaidus pusę ketvirčio ir pirmavot. Ir kas vėliau nutiko, kad bėgo kaip birkštis ir nubėgo? Manau, kad emocijos pakirto mus. Mes visada taip gerai sužaidžiam pirmą kėlinį, bet tada nežinau, kas vyksta, tiesiog bandom tai išspręsti, emocijos pakirta, viena kita klaida ir tada mes pačios save sustabdom. Tai manau, mes pačios kaip komanda esam kol kas kliūtis savo, tai kai tą pereisim, būsim tikrai geresnė komanda. Žiūrint į protokolą, daugiau nei 30 klaidų padaryta šiandien. Apskritai, kiek yra sunku žaisti prieš tokią komandą kaip Kibirkštis prie tokio klaidų skaičiaus? Tikrai sunku. Šiaip noriu pasveikinti tikrai Kibirkšties komandą, kad už tai, kad vien tai tokia galimybė, kad mes galim žaisti prieš aukšto lygio komandą. Tai tas yra labai gerai. Tai aišku, tas didesnė patirtis, tos mūsų paspaudimas, agresyvumas, tai tikrai mus išmušė iš vėžių, tai tikrai jos padarė Kibirkštis daug darbo ir todėl mes daug klydom. Nesusiklostė šiandien komandai rungtynės, toks skaudus pralaimėjimas patirtas, bet varžovas toks, kad turbūt objektyvios priežastys yra ir ko vis tik tai pritrūko šiandien, kad didesnį iššūkį tokiai komandai kaip Kibirkštis mesti. Gal tokio labiau susižaidimo, užsivedimo ir tiesiog galėjom labiau komandiškai sužaisti, bet šiaip viskas tikrai gerai buvo, tai kitą kartą, manau, bus geriau. Kaip pačiai asmeniškai jausmas būti aikštelėje ir žaisti prieš tokią komandą kaip Kibirkštis ir ar išlieka atminty tokie epizodai dar tik prasidedant karjerai? Tikrai gerai, yra iš daug ką pasimokyti ir su savo komanda labai fain žais, labai įdomu ir prieš tokią didelio aukšto lygio komandą yra tikrai daug pamokų, ką galima iš jų pasimokyti.